Taigi atėjo mano eilė ir pas mane va flysas, kurį turiu. Tiesa, nepasvėriau, dabar va pasversiu. Kuprinė. Štai. Beveik 10 kg, 9,8 kg. Ir kasgi viduj? Žinoma, svarstyklės, kadangi buvo iš anksto sugalvota šita situacija. Kaip matote išorėje, vandens 1,5 litro Neptūno butelyje. Pigus iš Maximos, ar tai iš senukų, mygmaišiukas, kurio komfortas yra plius 8 laipsniai. Kaip jau matėte, padovanotas kompaktas su žemėlapiais, vaistinėlė, šitą maišelį virvelės, užrašų knygutė, ir tualetinis popierius. Kitoj kišeniai drėgnos servetėlės, ugnies įžiebimo įrankis Fire Steelas, galastuvas, šiek tiek prakurų, daržo tošis ir heksamino tabletės, pora zibegų, pigi kinietiška šaukštašakė, prožektoriukas su atidarytuvu P38 ir atsarginė baterija prožektorių. Bei izoliacinė juosta ir pora šiukšlių maišų. Viduje turiu striukę, Kempuso striukę nuo lietaus, bei šiaip šilumai. Puodelis paprastas iš senukų, vilnonės kojinės, paruošta vakarui vištos širdelės užmarinuotos, maisto krepšelis, kuriame kažkokie makaronai pusiau ruošti, pavirti reikia ir su padažu iš karto, arbatos ir cukraus maišelis, alyvuogių aliejus šitame reikale, pora tokių bomž pakiukų sriubos, aliuminio folija, druska, pipirai, svogūnai ir česnakas, bei kažkada jau matėte anksčiau paruošta sausa tešla pyragui. Štai toksai Amerikos armijos puodelis, katiliukas per brūkšnelį su maišiuku, kad po to, kai išsisuodins, galėsiu maišiuką dėti. Taip, tentas, ant kurio yra ten šniuriukai. Šitą maišelį, kad sausas būtų, ar po to šlapiai įdėti rankšluostukas. Bei hamakas. Ir 2 karabinai pakabinti hamaką. Dar iš šono matome, kad yra Bako Laplander pjūkliukas bei paprastas rėmimo maišelis šiukšlės. Tai tiek iš manęs.